papildomus liudytojus, kodėl jų reikia ir, na, kom tie liudytojai pagelbėtų arba padėtų jūsų ginamajam? Na, tai tas prašymas iš tiesų buvo išsakytas jau pirmos instancijos teisme. Šioje byloje turim situaciją labai paprastą. Mano ginamasis yra nuteistas remiantis trijų, na, akivaizdžiai priešiškai nusiteikusių ir to neneigiančių liudytojų parodymais. Tai yra Laimutės Stankūnaitės, Tatjanos Stankūnaitės ir Stasės Stankūnaitės. Tai turime situaciją, kad, na, tie trys asmenys teigia, kad mano ginamasis niekada nebuvo jų bute. Tai kyla klausimas, kaip mano ginamasis gali įrodyti savo tiesą. Na, tikriausiai logiškai, jeigu ikiteisminis tyrimas būtų atliktas objektyviai arba jisai iš vis būtų atliktas taip, kaip numato baudžiamo proceso įstatymas, tai pirmiausia būtų apklausti kaimynai Stankūnų. Na, logiškai, jie galėjo arba matyti, arba nematyti, kad Vytautas Andrius Kairys lankosi tame. Tai šiai dienai, nors ikiteisminis tyrimas yra baigtas, byla perduota jau ir išnagrinėta pirmos instancijos teisme, nei vienas iš Stankūnų kaimynų nėra apklaustas. Toliau, nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, jūs patys girdėjote, kaip liudytoja Stankūnaitė pasakojo, kaip jinai dirbo uždaroje akcinėje bendrovėje Tesidė, kaip vaikščiojo į darbą, na, tiesa, jinai neprisiminė, kur tas darbas yra. Tai teismui buvo pateiktas Lietuvos ryto straipsnis, kuriame nurodytos bendrovės vadovė kategoriškai paneigė tokius jos parodymus ir nurodė, kad jinai nei vieną dieną į darbą atėjusi nebuvo. Na, tai logiška, kad jeigu iš tiesų tokia liudytoja melavo teisme, tai ar teismas gali tokiais parodymais grįsti nuosprendį. Tai tam, kad patikrinti arba paneigti, ar jinai melavo ar ne, tai teismas turėtų įsikviesti į teismą ir apklausti nurodytos straipsnio autorių ir nurodytos bendrovės direktorių. Buvo Stankūnaitė darbe, ar jinai nebuvo tam darbe. Na ir bus paprasčiausiai aišku, ar Stankūnaitė prisiekusi teismui sakyti tiesą būtent tai ir darė, ar jinai netgi teisme melavo. Dėl poligrafo, kodėl reiktų tirti kitus asmenys? Ne, tai vėlgi yra ta pati situacija, mes turime tos pačius 4 asmenys. Tai realiai mano ginamasis neturi galimybės įrodyti savo nekaltumo, na, kaip tik tai tokiais duomenimis. Iš tiesų, tyrimas poligrafu nėra aptarstas baudžiamo proceso kodekse, tačiau tyrimo poligrafu teisėtumas pasireiškia to, kad asmuo sutinka atlikti tokį tyrimą. Tai aš manau, jeigu bus atliktas paminėtų 3 liudytojų ir mano ginamojo parodymų patikrinimas poligrafu, tai teismas vėlgi galės spręsti, kurie iš proceso dalyvių meluoja, kurie sako tiesą teismui. Kurie teismo išsakyti argumentai jums labiausiai užkliuvo? Turiu galvoje Vilniaus miesto apylinkės teismo, kad apskundėt šį nutartį. Ne, tai visų pirma, tai aš esu įsitikinęs, kad mano ginamasis iš tiesų yra nekaltas, kadangi jisai papasakojo tai, ką matė. Šioje byloje netgi neapklausta prokurorė, kuri užfiksavo tos duomenys, nors jis yra pripažintas kaltu. Teismas nuteisė tariamai mano ginamai už tai, kad jisai 9 metais prokuratūroje pasakė, kad Stankūnų bute matė kostiumo apsirengusi tvarkingą Andrių Ūsą. Nu, tai čia jau nėra logikos, tai kodėl jisai turėtų meluoti dėl to, ko niekas neneigia. Tai to neneigia nei Stankūnai, kad Ūsas lankėsi tame bute. Ir kokią įtaką kokiai bylai gali turėti faktas, kad mano ginamasis matė tvarkingai apsirengusi Andrių Ūsą, ko niekas neneigia. Tačiau jeigu pažiūrėt į visą bylą kompleksiškai, tai akivaizdu, kad šito epizodo negalima atkabinti, nes jeigu paneigia šitą aplinkybę, vadinasi, griūna visa istorija sukurta liudytojų, kad mano ginamasis niekada nebuvo tame bute. Būtent dėl to jis ir nuteistas. Jūsų manymu, kodėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis buvo toks šališkas, kaip teigiate dabar? Na, tai vėlgi yra tie patys argumentai. Na, jeigu teismas rašo nuosprendį, kad nesivadovauja mano ginamojo parodymais, nes jisai nepapasakojo smulkmenų apie Stankūnų butą, tai yra apie išplanavimą, apie baldus ir taip toliau. Tačiau kas buvo teisme girdėjo, kokius klausimus uždavė bylą nagrinėjantį teisėją. Teisėja uždavė 2 klausimus. Ar Kairys buvo tame bute ir ar matė Andrių Ūsą? Jai visiškai nebuvo įdomu, nei kur tie baldai, nei koks išplanavimas. Na, tai akivaizdu, kad teismas jau turi išankstinę savo nuomonę to klausimu. Ačiū. Dėkui jums, viso gero.